Šiame video papasakosiu, kur buvo dingę niekas niekam, kokios naujienos ir kas laukia ateityje. Video grįžo po kurio laiko. Norėčiau trumpai papasakoti, kur buvau dingęs. Visų pirma, gryninausi ir ieškojau sprendimų, kaip būtų galima niekas niekam pakelti į kitą lygį. Manau, kad galutinai išsigryninau video formatus, kuriuos ir kelsiu nuo šios dienos. Bet apie tai truputėlį vėliau. Dar vienas dalykas, kuris nutiko man, yra štai ši nauja vieta, kurioje aš ir filmuosiu video. Tai yra mano įrašų studija, kurioje video ir bus toliau kuriami. Užtruko laiko, kol ją radau, kol įsirengiau, bei pasidariau taip, kaip norėjau. Kalbant apie patį kanalą, nors video buvo keliami tikrai dažnai ir jų yra daug, bet didelio peržiūrų kiekio ar prenumeratorių skaičiaus nesulaukiau, kas yra normalu, tai yra pradžia. Tačiau per šį laikotarpį, kol video nekėliau, tie prenumeratoriai ir peržiūros pradėjo didėti. Didėja labai po nedaug, savaime suprantama, reikia laiko, tačiau kiekviena peržiūra, kiekvienas naujas prenumeratorius yra labai svarbus. Pirmieji prenumeratoriai, pirmosios peržiūros, būtent tai per šį laikotarpį ir nutiko. Labai džiaugiuosi, tai mane paskatino toliau nesustoti ir galvoti formatus, kuriais ir toliau dirbsiu bei darysiu. Taip pat per šį laikotarpį sukūriau niekas niekam Contribui bei Patreon platformas. Jau dabar galite rasti tiek video, kuriuos esu išleidęs anksčiau YouTube'e, tiek video, kuriuos kelsiu ir ateityje. Tai labai kviečiu prisijungti, nuorodas rasite video aprašyme. Nuo šiol su kiekvienu savaitiniu video bus keliami ir trumpi reelsai. Jie bus keliami į YouTube'o, Instagram'o, Facebook'o ir TikTok'o platformas. Dabar truputėlį apie tai, kaip šiame kanale video bus keliami toliau. Niekur nepabėgau nuo dabartinio esamo plano, tai yra daryti 3 rūšių video. Pirmas yra savaitinis, tačiau savaitinis video dabar tampa iš tikrųjų savaitinis ir jis bus keliamas nebe kas 2 savaitės, o kas savaitę. Tikiuosi, kad pavyks apžvelgti daugiau temų. Niekur nedings iššūkių video bei dienoraščių video, tačiau jie bus keliami kiek rečiau. Visų pirma todėl, kad iššūkius daryti kiekvieną mėnesį ir prie viso to daryti savaitinius video bei kitus darbus, kuriuos aš darau, truputėlį yra sudėtinga. Tų iššūkių sugalvoti kiekvienam mėnesiui nėra taip jau paprasta. Turiu nusimatęs tikrai ne vieną iššūkį, jį filmuoju, jau ruošiu arba jau ir esu paruošęs, bet jie bus keliami rečiau, kartą į 2 mėnesius. Lygiai taip pat ir su dienoraščių video. Kas dar laukia ateityje? Kol kas šiems metams esu užsibrėžęs būtent tokį iššūkį, tai yra tęsti tai, ką jums papasakojau. Ateityje tikrai turiu idėjų ir turiu minčių, kaip kanalą galėčiau plėsti ir dar labiau. Bet apie tai dar vėliau. Laukiu jūsų pasiūlymų. Jeigu turite pastabų, komentarų, susisiekti galite per visur, nuorodos visos video aprašyme. Tai šiandien tiek, tokių trumpų video, trumpa žinutė, norėjau informuoti, kas vyksta ir kaip dabar bus. Ačiū, kas jau prisijungėt, ačiū, kas tai dar tik padarys. Paspauskit patinka, užsiprenumeruokit bei pasidalinkit su kitais. Iki.